Tu man atrodai paprasta. Aš? Taip tu. Kodėl? Tu paslaptinga. Tai pirma, ką norėjau tau pasakyti. O antra, mūsų keliai susikirto neatsitiktinai. Tai bliuzas. Bliuzas apie moterį, patekusi į priespaudą. Tai čia aš tai priespaudai. Rolandas Vandys, buvęs apsauginis, stebuklingai išsisukęs iš narkotikų bylos ir jauna perspektyvi prokurorė vardan ko tu Dovilė išėjai iš darbo, o dabar nori grįžti. Čia turi būti kažkokia paslaptis. Sudėtingesnio klausimo sugalvoti negalėjai. Gali nesakyti, jei nenori. Nėra čia jokios paslapties, Diana žino. Viskas dėl Ignatavičiaus. Jis gulėjo psichiatriniai. Aš jam padėjau. Suklastojau gydytojų pažymą. Kai Raibužis sužinojo, jisai pasiuto, sako, arba pati išeik, arba pradėsim tyrimą. Tai ir išėjau. Atsiprašau, gal nereikėjo. Neatsiprašinėk. Skaniai kvepia tavo plaukai. Nereikia. Kodėl? Kita kartą. Prižadi? Prižadu. Нифига себе! Фердинандai, tu ką, baldėl? Trauk nuo bėdos! Ką tu siūlai, laukt? Blin, Ferdinandai! Aišku, laukt! Nu, čia kaip tas žaidimas, kas pirmas sumirksės. Nu, vat, davai, vat pagalvojam. Ką mes žinom? Negrįžo į Gliuchą ir viskas? Nu, o kur jinai? Nežinom, mes nieko nežinom. O raunamės. O jeigu ten apsauginių dafiga, pašaus ir nesumirksės, blin. Ir kas tada? Kas tave apverks? Nu, aš arėlę kitą. O būsimos kartos, pardon, pasakys, kad durna mirtis. Neapgalvojo nieko ir paskubėjo. Ok tu. Atidarysiu. Neatsirado? Ne. Telefončikas išjungtas, Ferdinandas liūdnas, Henriuka. Ką? Gal tu žinai, ką? Ką? Ką, blin, nenervink manęs. Tugi su ją buvai paskutiniom dienom. Gal jinai minėjo... Ką? Bet išpradėjai, ką? O ką galvot? Jau spėliojam, blin, o Ferdinandas jau ginkluojasi. Ką?
Va, tai, Henriuka, va, bus kraujas gatvėse. Gardai, kam tau tas ginklas? Net kalbėsit. Nelabai išmintinga. А, Henriuška, ką aš ir sakau, blin, mes ni hrina nežinom, o varom į peristrelkę. Mes man net morgos neapskambinom, net daug dievė. Bet gerai, ligoninės, gal jai, va, kaip tau, infarktas, tiek streso buvo pas mergą. Ir geri žmonės iškvietė greitąją ir nuvežė, o mes čia apkasus kasam. Kodėl tu visą laiką užsistoji tą Gabrį? Aš? Niekada, van Henriuka liudytojas. Aš tik prieš skubotus sprendimus. Palaukit. Sulaukiam ryto ir tada spręsim, ką daryti. O. Sulaukiam žinių ir nuspręsim viską. Kam tau tas vesternas? Kam tau tie šaudimai? Jeigu reikės, kitų rankom viską padarysim. Va, ką Henriuška sako, tai yra strategija, o ne aklas puldinėjimas. Žinai, kaip sakosi, aklas katinas tik aklą žiūrkę pagauna. Arba negyva. Teisingai. Gal rimtai iš pradžių į ligoninės paskambinai? Va, padarom namų darbus, o po to jau ir spręsim. Teisingai. Kokiu numeriu skambinti? Tai tu pagūglink. Gerai, viskas, aš jau varau. Aha. Bus naujienų, skambink. Gerai. Laikykis. Viskas bus gerai. Šarkis. Gal jis prisidės prie mūsų strategijos? Palauk pirmą ligoninės. Teisingai. O, kėdė damai. Ačiū. Tai kaip, apsuko galvą? Stengiasi. Tai bliuzas. Bliuzas apie moterį gyvenančią priespaudoje. Niekšas. Girdėjot? Mano žmogus ten nerašinėja, o aš per tą Vilčinskaitę negaliu vesti darbę dalykinių pokalbių. Turiu po kažkokias neaiškias knaipės vaikščioti. Atsiprašau, čia ne knaipė, čia viena geriausia užjūgų mieste. Nu tai. O paskutinė buvo geriausia optimizmą kelianti frazė. Kito karto nebus. Įgarsinau, darbas padarytas. Klausykit, Dovydytė, jeigu pažadėjo, tai pažadus reikia tęsti, ar ne taip? Žinoma, geros. Ačiū. Banys dėl bliuzo buvo teisus. Kai tau blogai, bliuzas. Aš nebenoriu daugiau jo matyti. Viskas gali labai blogai baigtis. Ir savo draugo nenoriu apgaudinėti. Bet į prokuratūrą grįžti nori. Kas per klausimas, jūsgi žadėjot? Žinai, tas blakės padėjimas nėra jau tokia vertinga paslauga. Mums reikia, kad tu įgytum pasitikėjimą, išgirstum jų paslaptis. Pavyzdžiui, kaip jie planuoja manimi atsikratyti. Dovilė, planas kažkoks turi būti. Taip. Turėsim informacijos, laimėsi. O jeigu jie mane patrauks, tu postų irgi nematys. Atsiprašau, man čia skanu. Klausau. Dovydytytė, mes labai vertinam tavo pastangas. Bet žaidimas dar nebaigtas. Ne telefoninis pokalbis. Noriu gyvai pasikalbėti. Asmeninės problemos. Gerai, laukiu. Ne. Atvažiuos.
supratau, paliksiu jūs vienus. Kas atsitiko? Iglė dingo. Išvažiavo į parduotuvę ir negrįžta. Nuvariau pažiūrėti, mašina stovi, telefonas išjungtas, jos nėra. Kaip manai, kas tokie? Gabris. Daugiau nėra kam. Tai ko tu iš manęs nori? Nuvažiuok, patikrink Gabrį. Iglė bus ten. Aš pats nenoriu važiuoti, bijau, kad kantrybė trūks man. Kai man reikėjo pagalbos ir paslaugos, tu man nepadėjai. Nu, negaliu aš draugo savo įduoti. Negaliu. Žiūrėk, gyvenime ne viskas pinigais nuperkama. Aš tau padėsiu. Dėkui. Не понял. Хартинандai, не paėmė? Nepaėmė, bet padės. Sako, ne viskas už pinigus nuperkama. Нифига себе, pas mus šarkės keičiasi. Uch tu, молодец, vadinasi, все Хартинандиkai. Užsuks lastus Gabriunčikai, pasims igliuką, parveš ir viskas reikalai baigti. Teisingai. Jeigu Igliai kas nors atsitiks, Tai, blin, kas jai atsitiks? Čiagi mūsų igliuka, jinaigi nu ir taip toliau. Nu, užtat tu, kuo toliau nuo mirtinos nuodėmės, teisingai. Nu, o, girdi? Kaip gražu. Gamta, greit vakaras, žvaigždės bus. O tu negalėtum žiūrėti į žvaigždės, jeigu turėtum akmenį pate, teisingai. Молодец, eit per šarkį, o tokia strategija, ne? Kiek jų ten gali būti? Nežinau. Tai kodėl pagrobė? Čia dėl zonos narkotikų? Ne, čia kita. Keliarių metų senumo istorija. O tai dėl ko pagrobė? Prašys išpirkos, o ana pusė neduos. Tada prasidės karas. Dėl to prevenciškai turim įsikišti mes. Aha, tai taip išeina, kad aš kaip ir darbe. Gerai, o kas per istoriją? Jau mes pas jį esam buvę. Ai, tai tu apie Vileiką? Taip. Manau, kad jis pagrobė Kaunecko žmoną. Užtenka su juo. Užtenka žaisti. Važiuojam. Gerai, o ką sugalvojai? Važiuojam. Papasakos. Hei. Apie ką tu įsvajoji? Tavo dvasinė ar žemiška svajonė pasakys? Davai dvasinė. Aš norėčiau įsteigti dvasinį mokymų centrą, kuris galėtų žmonėms padėti nušvisti, prabusti. Tu čia vėl apie plokščią žemę. Taip, apie viską, kas nuo mūsų slepiam. Ir kas tau iš to? Man. Nu. Tiesiog
gyventi tiesoje juk ir yra didžiausias dvasinis komfortas, ne? Man atrodo, kad dvasios ramybė yra didžiausias komfortas. Tai, Sielos, sąžinės ir proto darna. tai būtent proto. Kai nuo mūsų kas nors yra slepiama, tai mes nežinom to, esam silpnapročiai. Tai vadinasi, mums labai lengva manipuliuoti. Nu gerai, o kokia ta žemiška svajonė? Turėti grožio saloną. Kodėl? Nes kurti grožį ir yra didžiausia prasmė žemėje. Tu pats įsivaizduoji, kad ateina pilka pelytė, o išeina gražuolė, princesė, jai įsimyli princas. Gražios moteris pasaulį puošia. Ypač tu. Nupirksi? Žinoma. Kas aš toks, jeigu negalėčiau įgyvendinti savo mylimos moters žemiškos svajonės. Kaip aš tave myliu. Tikrai? Fu, kaip nelaiku kaši. Čia... Nežinau, kas čia. Pažiūrėsiu. Ko nori? Šešta valdyba, duris daryk. Pasapnuok. Vėl bandysi narkotikus pakišti. Daryk duris, nes įspirsiu. Tai kalbėk už durų. Turiu porą klausimų. Orderį, rodykit orderį! Julika, bugerą nerėk. Nu, tai sakyk. Aš taip nekalbėsiu, normaliai duris daryk. Vis tiek debilai neatstos. Davai žiūri, kad vėl nepakištų narkotikų. Patikrink namus. Kaip tu man nusibodai? Vileika, Vileika. Kada baigsi su Kauniecku bodytis, ką? O ką aš? Dingo Kauniecko žmona. Eilė? Taip. Nuo parduotuvės pagavai. Nieko nežinau. Kaunieckas man pamokėjo, aš atšaukau. Tiek žinių. Pamokėjo? Na, ir išsiskirstėm. Neknys man proto, gerai? Tu skambink, tikrink. Tuščia. Sakė, ką nors? Sako, kad nieko nežino. Bet to patikrinsime.